Vėlyvas labas vakaras visiems, kas mane klauso. Visada, kada aš papostinu ką ar pakalbu apie Aleksandrą Duginą, visada susilaukiu tokios, galima sakyti, didesnės reakcijos, komentarų tiek iš konservų trolių, ten visiškai neadekvatų, tiek iš taip vadinamų vatnikų pusės, kurie ten rašo, kad Duginas tai pseudofilosofas, ar ten koks buvęs fašistėlis ir panašiai ir panašiai. Iš tikro, Aleksandras Duginas, mano manimu, yra didis filosofas, daugelio knygų autorius. Tos knygos išverstos į ne vieną pasaulio kalbą ir šiuo metu jis yra ant sankcijų, jis negali važiuoti į ES, skaityti paskaitas vakarų Europos universitetuose, negali įsivažiuoti į Jungtines Amerikos valstijas, nors jį yra priėmęs ir dabar jau miręs toks aukštos prabos globalistas, knygos Šachmatų lenta autorius Zbignevas Brzezinskis, kuris dirbo Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo sekretorius Zbignevas Brzezinskis. Ir jie tai supranta, kas yra Aleksandras Duginas ir bando dabar, kada jau vyksta aukščiausiame lygyje tas informacinis karas, jie įvairiai blokuoti. Kiek žinau, jo visos paskaitos yra ištrintos iš YouTube kanalo, panaikinti visi kanalai susiję su Aleksandru Duginu. Tai yra karas. Man asmeniškai Aleksandras Duginas padarė įspūdį, man padarė jo knyga didžiausią įspūdį, tai Ketvirtoji politinė teorija, aš jums siūlau ją perskaityti. Internete galite surasti jos versiją tiek rusų kalba, tiek anglų kalba PDF formate. Ir trumpai kalbant apie tą knygą, tai ten kalbama yra apie tris politinės teorijas, kurios patyrė žmonijos istorija fiasko, atnešė daug kraujo, kančių, tai fašizmas, liberalizmas, kuris dabartiniu laiku vis dar tęsiasi vienokia ar kitokia forma, ir komunizmas. Ir jis siūlo kaip išeiti ketvirtą politinę teoriją. Tai toks tik sąlyginis pavadinimas, bet kaip mes galime pavadinti naują idėją. Ir jis ten nagrinėja kažką, gal galima paimti ir iš tų sistemų, ją sumiksinti ir sekti ten vieną kažkokią buvusią ideologiją, sugrįžti prie jos, kurios atnešė daug kraujo, tai tikrai jis tai atmeta. Taigi, kas norės pasidomės, tą knygą perskaitys, bet įrašo pradžioje jau minėjau, kad bet kada aš tik tai prakalbu apie Aleksandrą Duginą, susilaukiu kažkokių tai problemų. Ir tas buvo ir prieš 10 metų, kada Facebook'e darydavau įrašus su jo koležus, ten su jo citatomis, visada būdavo kažkoks toksai, tokia padidėjusi reakcija. Todėl šiandien aš noriu perskaityti 3 jo citatas, jos trumpos. Aš esu jas išsisaugęs, išsivertęs ir laikau Telegramo kanale. Jos yra labai trumpos, bet jis keliais žodžiais pasako labai daug ir sukelia įvairių minčių ir skatina susimastyti, nes žmonės mąsto fragmentiškai ir kartais kyla jiems toks loginis klausimas, juk žmonės visur vienodi, tiek Amerikoje, tiek Rusijoje, nori paprastų dalykų, gyventi geriau, nori laisvės, nori to saugumo, bet jiems sunkiau suvokti, kad tai yra ideologijų konceptualūs skirtumai, kas yra jie, rusai, reiškia rytų tą pusę ir vakarų pusė yra konceptualiai skirtingi dalykai ir Duginas padeda susigaudyti tame, kas yra jie ir kas yra rytai. Perskaitysiu aš tas 3 citatas ir tada eisiu prie kitos temos, kuri yra kažkiek galbūt ir susijusi su Dugino citatomis. Duginas kalba apie transhumanizmą, paklausykite.
Manoma, kad kūną bus galima pakeisti ar pataisyti įsimą į kabutės, o po kurio tai laiko ir atspausdinti D3 printeriu. O virtualūs tinklai taps nauja gyvenimo sritimi palaipsniui ir pilnai išstumdami mums įprastą realybę. Vakarų visuomenė priėjo prie paskutinės žmonijos išlaisvinimo nuo visko, nuo pribojimų fazės. Vakaruose jau nebėra nei religijos, nei valstybės, pilna šio žodžio prasme, nei politinių hierarchijų, nei normalių šeimų. Šiai dienai absoliuti dauguma žmonijos nepasiruošusi virsti į kiborgus ar mutantus, tačiau kas klaus žmonių, paprastų žmonių, kas klaus žmonijos? Kas klaus žmonijos daugumos? Visą istoriją daro elitas. Masės niekada ir niekam nepasirengusios jas parengs ir taip, kad niekas ir nepastebės. Taip updateins, kad žmonės net nepastebės. Velnias gali beveik viską, bet jis negali sukurti žmogų. Jis sugeba tik jį suparodijuoti, pagaminti jo simuliakrą. Transhumanizmas tai velnio išmislas. Čia buvo Dugino citata. Einame prie antros. Visos tos citatos, skaitau, yra labai konceptualios, mažai kalba, daug pasako. Naujoji pasaulio tvarka, atviroji visuomenė, pasaulinė vyriausybė, globali rinka, humaniškos vertybės, vienas pasaulis, vakarų universalizavimas ir jo modelis, liberalizmas, eilinio idioto kaip normalaus vidutinio žmonijos atstovo kanonizavimas. Tai yra ne mūsų, jis ima į kabutės. Stiliaus požiūrių taip pat ne mūsų. Yra stagnacija, konservatyvizmas, konformizmas, nusiraminimas, bailumas, atsarga, šaltumas, abejingumas ir savanaudiška mirties baimė. Stiliaus požiūrių mūsų yra judėjimas, gyvenimas, veiklumas, įveikimas, meilė ir mirtis. Einame prie trečios citatos. Socialinių požiūrių ne mūsų. Ir trečioji citata, aš čia praleidau turbūt. Trečioji citata būtų tokia. Socialinių požiūrių ne mūsų yra kapitalizmas, materialinių turtų grindžiama hierarchija, pelno ir savanaudiškumo pirmumas, egoizmas, individualizmas, kosmopolitizmas. Socialinių požiūrių mūsų, ima į kabutės, yra socializmas, materialinė lygybė, bendruomenės sąžiningumo principo viršinybė, pelno ir veiksmingumo principo atžvilgių, kolektyvizmas ir nacionalizmas. O tokios trumpos 3 citatos, kurios pasako daug. Ir aš atkreipiau į tokį dalyką, kaip jis kalba apie stiliaus požiūrių, ne mūsų, tai yra kolektyvinių vakarų. Tai kalba jis apie stagnaciją, konformizmą, nusiraminimą, bailumą, atsargą, šaltumą, abejingumą ir savanaudišką mirties baimę. Stiliaus požiūrių mūsų yra judėjimas, gyvenimas, veiklumas ir įveikimas. Na, aš dabar norėčiau paleisti buvusio savo kolegos vieną įrašą. Kristoferio Voiškos video ištrauką. Jis čia įrašė gana įdomią paskaitą, pirmąją šiais metais, kurią pavadino "Ar kairieji turėtų dalyvauti rinkimuose?". Ar kairieji turėtų dalyvauti rinkimuose, jis ten kalba apie rinkimus, koks buvo Lenino požiūris į rinkimus, koks buvo Markso požiūris į rinkimus. Na ir jis ten gvildena savo požiūrį, nes mes žinome, kad Kristoferis Voiška ragino balsuoti už Eduardo Vaitkaus sąrašą. Ir man čia buvo toksai truputį trumpas sujungimas, nes tame sąraše buvo žmonės, kurie buvo už vienalyčių santuokas. Tai ponas Zanemanski, verslininkas, kuris pasisakė savo debatų laidoje, viena iš debatų laidų, kad jis yra balsuotų už vienalyčių santuokas ir buvo vienoje apklausoje padėjusi varnelę, kad už vienalyčių santuokas ir 3 numeriu tame sąraše ėjusi Ieva Slesuraitytė. Ir man buvo toks trumpas sujungimas, aš norėjau pasigilinti į tos reikalus, bet
Ta paskaita tikrai įdomi, siūlau jums ją paklausyti, nes ten yra tikrai įdomių dalykų. Ir vieną tokią iškarpą aš norėjau paleisti ir ją trumpai pakomentuoti. Paklausykime ir tada eisime toliau. Mūsų kelias tačiau yra kitas. Ir ta pati komentatorė taip pat, kaip suprantu, išreiškia priekaištą, kad supranti, jums čia labai lengva, jūs niekur nelendat, nesibraunat ir jums saugu taip. Saugu, čia daro šitą kanaliuką, rašot straipsniukus, renkat ten pinigėlis tenai ir, žodžiu, imituojat, kad jūs čia radikalūs kairieji kažkokie. Kaip sakiau, kiekvienam spręst už save, kas yra kas. Aš čia nesiruošiu teisintis ir aš nesiteisinsiu, nes mano sąžinė yra visiškai švari dėl šito, tikrai patikėkit manim. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tai yra santykinai saugu, aš sakyčiau. Tai yra laikysena, kad atsisakome nuo lindimo į tą vadinamą politiką. Santykinai, todėl, kad, kai tu reiški tokias idėjas, tokias pažiūras kaip mes, tai visada egzistuoja galimybė, kad, turėsi kažkokių nemalonumų. Į kurią tiesiog reikia žiūrėti ramiai, filosofiškai, kad, bus tai bus, nebus, ačiū Dievui. Bet taip, tai tikrai sumažina tikimybę sulaukti represijų, persekiojimų, ten didesnių ir taip toliau, kai tu nelendi, tai ir aiškiai net pasakai, kad mūsų nedomina šitie dalykai. Čia buvo Kristoferis Voiška ir girdėjote tą pasisakymą ir man labai patiko, kad jis atvirai pasakė, kad visa ta veikla, internetinė veikla yra gana saugi ir girdėjome, kaip jis neplanuoja ir atsisako įti tą didžiąją politiką, kuri gali būti nesaugi arba gali taip atsitikti, kad kaip atsitiko Algirdui Paleckiui. Turime du kairiuosius, kurių politinės pažiūros, manau, yra panašios. Algirdas Paleckis ir Kristoferis Voiška. Dvi skirtingos veiklos. Algirdas Paleckis, mes žinome, kur jis dabar yra. Ir visi tie jo pasisakymai drąsus, apie ką Aleksandras Duginas ir kalba, apie drąsą, tie pasisakymai apie sausio 13, atviri pasisakymai, kur jį nuvedė. Ir aš prisimenu iš asmeninių prisiminimų, kada mes susitikom su Algirdu Paleckiu, tai lyg tai buvo Klaipėdoje, ten mes buvom padarę susitikimą su socialistiniu liaudės fronto, nepamenu, kas iš Būkime vieningi dalyvavo, Vaidas, Olegas ir dar kažkas, bet jau nebepamenu. Iš jų pusės buvo ten 3 ar 4 žmonės ir aš Algirdo Paleckio paklausiau, nes buvo jų klaida kažkada ir dabar iki šiol galime surasti mes tą laidą internete, kurioje buvo diskusija apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, dar prieš Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą, kurioje dalyvavo Rolandas Paulauskas, Algirdas Paleckis ir, jeigu aš teisingai pamenu, Viktoras Uspaskichas. Ir toje vietoje, toje diskusijoje Algirdas Paleckis buvo už Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą. Ir kada mes susitikom Klaipėdoje, aš jo paklausiau, juk Algirdai, jūs buvote už Europos Sąjungą, ir jis man pasakė, kad tai buvo jo politinė klaida. Ir čia yra toksai, sakau, geras labai bruožas, kada žmogus padaręs klaidą pripažįsta tai ir viešai apie tai kalba. Tai yra tikrai drąsaus žmogaus toksai bruožas. Ir daugiau aš per visą savo laiką nesutikau tokių ryškesnių asmenybių, kurios turėtų tokią charizmą, turėtų tokią energetiką kaip Algirdas Paleckis, aplink kurį galėtų vienytis žmonės.
Na, Kristoferis taip pat yra kairiųjų pažiūrų, bet man patiko tik tai, kad jis atvirai pasakė, kad tai yra ganėtinai tą, ką jis daro saugu, daryti paskaitas, internetinės laidas. Tai yra saugu, sistema prie to neprikėps ir tai yra jo pasirinkimas, kurį aš tikrai, galima sakyti, reikia gerbti, kiekvienas renkasi, bet kas liečia, jeigu dėti ant svarstyklių tos dalykus, tai tada aš prisimenu tas Dugino citatas, kurioje jis kalba apie drąsą ir tą tokį kaip konformizmą, yra patogu. Tai čia yra normalu, nes kas nori eiti sėsti į kalėjimą ir už tą savo veiklą, o Lietuvoje tikrai labai lengvai galima atsidurti kalėjime, nebūtinai tapti šnipu, Rusijos šnipu, užtenka tik tai ketinti šnipinėti ir žinant, kokia yra Lietuvos politinė sistema, kokia yra santvarka, labai greitai Lietuvos administratoriai bet ką gali sutvarkyti ir įkišti į kaliuzę. Todėl bet koks pasisakymas apie saugumą yra gerbtinas ir kiekvienas čia iš mūsų renkasi savo kelią ir čia toje vietoje aš nekritikuoju nei Kristoferio, nei ten kitų, kurie ieško tokio patogaus, saugesnės veiklos ir tai yra normalu. Čia ne dėl to, kuris geresnis, kuris blogesnis, bet čia tai, ką aš kalbu, yra susiję su Dugino tais tokiais filosofiniais pasisakymais. Tai tiek tada šiam kartui, kas liečia Aleksandrą Duginą, siūlau dar kartą rekomenduoju perskaityti jo knygą Ketvirtoji politinė teorija, labai praplės jūsų akiratį, kas liečia politiką, būsimą politiką, kokie gali jį ateiti ir tada jau iki kitų kartų visiems sėkmės ir geros jums savaitės.